Dalgį Eastern Europe yra pasirengusi investuoti 500 milijonų litų į naujos biokuro jėgainės statybą Vilniuje. Tai, galiu pasakyti, didžiausia pastarųjų 3 metų investicija Lietuvoje ir 500 milijonų litų investicija į biokuro jėgainės statybą leistų pasiekti tą, ką mes esame kalbėję nuo pat pradžių, šilumos kainos sumažinimą iki 20%. Taip pat norėtume pasakyti, kad įgyvendinus šį projektą 60% Lietuvos Vilniuje šilumos būtų gaminama naudojant biokurą ir atsisakant brangaus kuro, tai yra dujų importo iš Rusijos. Svarbu pabrėžti, kad mūsų susitarimas yra gana laisvas, jokių sąlygų Dalgį Eastern Europe nekelia ir jokių, sakykime, įsipareigojimų, pavyzdžiui, kai buvo diskutuota anksčiau dėl sutarties pratęsimo arba dar kažko tai nėra. Tai būtų daroma jų investicijomis, turint stiprius finansinius partnerius ir finansinės institucijas. Taip pat jie prisimtų visą riziką su šia investicija. Be abejonės, aš artimiausiu metu šį Dalgijos pasiūlymą pristatysiu ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui, kad vyriausybė taip pat išsakytų savo poziciją šiuo klausimu. Taip pat mes esame aptarę ir 2 papildomas sąlygas tokios investicijos. Tai pirmoji sąlyga, kad statant biokuro gamyklą, visi pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu ir per centrinę pirkimų organizaciją, kad būtų garantuotas maksimalus skaidrumas ir investicijų efektyvumas. Antra, tai kad taip pat biokuras, tai yra kuras, būtų perkamas iš kuro biržos, kurią, tikiuosi, artimiausiu metu energetikos ministerija įkurs Lietuvoje. Todėl džiaugiuosi, kad, kaip minėjau, šios mūsų darybos vyko nuo Liepos mėnesio ir kad pagaliau gavome šį tikrai mums svarbu atsakymą ir pasiūlymą. Ir kaip jau minėjau, pasikartosiu, tai yra didžiausia investicija Lietuvoje per pastarosius 3 metų. Ir labai svarbu, kad įgyvendinus šitą kuro konversiją, atsisakant brangių dujų, mums pavyktų sumažinti šilumos kainas ne mažiau 20% Vilniaus miesto gyventojams. With 60% of the fuel provided with renewable sources, it will be at the level of Nordic countries. Jeigu mes panaudosime 60% kuro, kuris yra iš atsinaujinančių šaltinių, tai mes pasieksime Skandinavijos lygį. If at the same time a policy of insulation of buildings could happen, even we can think about to be fossil fuel free in the long term. Ir jeigu žiūrint į mūsų šitų senų daugiabučių renovaciją, įsilevinimą, tai tada galime net galvoti, kad kada nors bus ir nepriklausomybė visiška atsiekta nuo šios